Labas, Karolina. Galvoju, pasidalinsiu. Toliau, kas man vyksta, tai noriu pasakyti, kad man tokia ramybė ir ta tokia, kai aš sakau, gera būsena toliau tęsis. Kai aš vis laik galvoju, o ilgai tai bus ar trumpai, koks skirtumas, bet tęsis toliau, tai esu labai tuo patenkinta. Dažnai savo kartoju, kad aš esu sėkminga ir ten, kur einu, ten visur mane lydi sėkmė. Tai aš labai gražius rūbus randu ten, kokius, kur aš mėgstu, kur apsimauni ir galvoju, Dieve, kaip gražu. Nes dabar atrodo šitą laikotarpį, kaip ir sakė, tos teigiamas mintis, iš tikrųjų, to prasme, labai kažkaip man pozityviai viskas gaunasi, natūraliai, aš einu ten, džiaugiuosi prastais dalykais, kiekvieną vakarą atrodo dėkoju gyvenimui ir Dieve, kiek aš turiu už ką dėkoti, net nespėjai, taip atrodo sakai ir už tą, kur seniau ten nesugalvodavai iš vis už ką. Ir atrodo ir tikrai ramiai gyvenu ir taip vakar ir užvakar taip einu ir galvoju, kada Justina paskutinį kartą tu turėjai kažkokį konfliktą, kad tu susierzintum, arba kai ten būdavo kokie rėkimai, dar kažkokie tokie dalykai. Ir atsimenu, kad paskutinis kartas buvo tada, kai aš turėjau tą kontaktą su savo buvusiu partneriu, galvoju, Dieve, aš net neberėkoju, man nebenoris, aš net atrodo nebepritraukiu žmonių, kur ta prasme, kur yra konfliktiniai. Vakar irgi turėjau kelionę su mama ir su tokia viena moterim, nes mama mašiną pirko, reikėjo perrašyti. Ir mes taip smagiai pasisėdėjom prie vandens, ta prasme kavos atsigėrim, pašnekėjom. Jinai sako, bet kaip tu nuostabiai atrodai, sako, tikrai žydė, sako, sako, neturiu, sako, nuostabiai tu atrodai. Ir man tai puoštis, nori sukneles dėtis, ta prasme, belia kaip gražu, galvoju, Dieve, žiūri veidrodį, kokia tu graži. Nori save lepint, nori save puošti, kur gyvenime tokių dalykų nėra buvę.